Ar sutiktumėte tirti 14 amžiaus žemę, kurioje gali būti bakterijų ir viskiausių parazitų? Nesutikčiau, Kodėl? nes baisu būtų, O dėl ko baisu? nes numirt gali. Ne. Saugiam ir švariam darbui taip pat naudoju ir medicininę kaukę, porą pirštinių, dezinfekcijos priemonę ir tiesiog paprastas servetėlės nuvalyti išsipylusiam skysčiam ir švarai palaikyti. Taip pat atsargumo dėliai naudoju actą, į kurį dėsiu jau ištirtus mėginius su galimai parazitiniais organizmais, tiesiog kad jie žūtų ir nekeltų grėsmės. O štai koks vaizdas yra matyti pro mikroskopą tiriant 18 numerių pažymėtą žemės mėginį iš Valdovų rūmų rūsio. Jokios gyvybės gyvų organizmų, kurie judėtų, čia nematyti. Yra tik tai įvairiausių akmenukų, smiltelių, tačiau nieko daugiau. Paėmus mėginį dar kartą, kaip matote, šį kartą su daugiau drumzlių, augalų dalelių, vis tiek jokio pokyčio. Šį kartą tik tai susidarė daugiau burbuliukų, tačiau nieko judančio, jokių organizmų vėlgi nėra matyti. Ir galbūt galėtų susidaryti įspūdis, kad aš nepakankamai kruopščiai ieškau mikroorganizmų šiame mėginyje, tačiau iš savo patirties galiu pasakyti, kad jame tikrai nieko nėra, nes, pavyzdžiui, tyriant vandenį iš Salotės ežero, vos tik įjungus mikroskopą galima matyti iš karto gausybę judančio organizmo, ko negalima pasakyti apie šį 18 numerių pažymėtą mėginį. Viskas pasikeičia, kuomet tirdamas 29 numerių pažymėtą mėginį pamatau šį desperatiškai besirangantį padarėlį. Tai yra nematodas, apvalioji kirmėlė, kurioms priklauso ir askaridė, trichinos, tad, kaip jau supratote, dauguma jų yra prisitaikiusios gyventi parazitiškai. Nematodus atpažinti padeda jų gyvatiški judesiai, verpetiška kūno forma. Kadangi apvaliųjų kirmėlių įvairovė yra be galo didelė, apie 15 000 rūšių, o forma jas visos yra gana panašios, tampa sudėtinga jas identifikuoti. Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad taip yra ir su kitais protistų karalystės atstovais. Dėl savo išvaizdos sukeliamų ligų, kaip trichineliozė, skardiozė ar dramblialigė, ir gausos dirvožemį, vandenį ir realiai visur kitur, šie padarėliai labai greitai ir efektyviai atpratina kramtyti nagus ar laikytis kabutėse 5 sekundžių taisyklės. Dabar jums yra matomas kitas vienaląstis organizmas. Dėl savo plokščios formos, specifinio judėjimo būdo ir greičio negalime jo priskirti nematodams. Ir tai yra vienas iš tų atvejų, kuomet dėja, bet negaliu identifikuoti, kas tai yra. Savo formą jis panašus į plokščiąją kirmėlę, tačiau dėl savo judėjimo būdo, matomų plaukelio ant kūno priekio, jo plokščiosiams kirmėlėms priskirti nedrįšiu. Bet galbūt kartais tiesiog užtenka pasidžiaugti ir pasigrožėti tokiu, plika akimi nematomų, tačiau vietoje nenustykstančių padarėlių. Ir štai koks gražuolis rastas 28 numerių pažymėtame žemės mėginyje iš po Valdovų rūmų rūsyje esančio pečiaus pado. Jei prisimenate ankstesnius rodytus vienaląsčius organizmus, tai šis palyginus su jais yra milžinas. Aišku, jog jis nėra vienaląstis, o jo kūnas susideda iš atskirų audinių nesudarančių stambių ląstelių. Pavyzdžiui, viena didžiulė ląstelė sudaro šalinimo liauką. Šis darinys taip pat, kaip ir nematodai, verpetiškos kūno formos, turi raumeningų lūpų apsuptą burnos angą. Regėjimo organų neturi, tačiau turi lytėjimo organus šerelius, kuriuos galite pamatyti šiai kirmėlei susitraukiant. Šereliai taip pat atrodo leidžia jai lengviau judėti, prisitvirtinti prie paviršiaus. Dėl jos gyvenimo būdo nesu tikras, tačiau tikiu, jog ši kirmėlė gali būti parazitinė, mat Valdovų rūmų rūsy, kur nėra saulės šviesos, maisto išlikti galima tik parazituojant. Ši kirmėlė tokia didelė, kad ją galima matyti net ir plika akimi. Pavyzdžiui, vien tik patiliuskavus kolbą, iš kurios paimtas mėginys, jų matyti per tuziną, o ką jau kalbėti apie visą maišelį pilną žemę su šiomis kirmėlėmis. Būtent dėl to aš ir naudoju actą, į kurį dedu ištirtus mėginius, kad tokie padarėliai kaip ši kirmėlaitė nepapultų ten, kur jiems ne vieta. Pabaigus darbą, telieka išmesti panaudotas pirštines, medicininę kaukę ir atsargumo dėlei nusidezinfekuoti rankas ir be abejo susitvarkyti darbo vietą. O dėl ko baisu? Nes numirt gali. O labai lengvai numirt gali? Jo, man atrodo.